Labas rytas, publika, šiandien laukia labai gera diena, bet po kol kas I feel like shit. Aišku, nesupraskit manęs ir klaidingai. Morališkai, nors irgi ne. Žodžiu, kažkur gerai jaučiuos. Gerai jaučiuos dėl vakaro, nes vakare varysim su panom į Loftas Fest, tai dėl to esu super excited. Čia gali būti too much information for some of y'all, bet jeigu jums yra too much information, tai įsivaizduokit, kaip aš jaučiuos, kai man reikės su tuo gyventi. Tai žodžiu, susirgau šiandien naktį ir bene kaip skauda viską ir labai senai. Turėjau tokias skaudžias mėnesinės ir I just don't know what to do. Aš neturiu, pavyzdžiui, vonios, ne? Aš žinau, kad tokiam dalykam padeda vonia. Tai aš šiandien naktį. Čia skambės tiesiog apgailėtinai. Aš šiandien naktį prisipyliau dušą savo. Tiek, kiek jame eina, kad tilptų vandens. Nes pas mane tas dušas, kur tipo bartelius turi. Tai kažkur, va tiek va. Eina prisipilt vandens. Tai aš prisipyliau šitą bomžo vonę. Ir tada tiesiog sėdėjau ten, iki kol bent biški atleido skausmus ir nuėjau vėl miegot. So that was humbling experience. Tai žodžiu, man reikia dabar šiek tiek laiko save susirinkti į vieną vietą, nes kitaip kažkam kitam reikės mane surinkinėti nuo žemės. Aš kiek žinau, dar ir mano draugės tipo serga šiandien, tai realiai visos susisinkinom ir visom piz. Ir aš tai vat jau, tai kaip jau mano naujas mikrofonus, Akvilė su mikrofonu, profesionalas esu. Jau va čia ta šyza, kuri užeina tiesiog, tai aš nustosiu šnekėti. Tai žodžiu, aš nusprendžiau prigult šiek tiek, nes belia kaip skauda pilvą ir net galva skaudėjo, čia pradėjo, man niekada neskauda galvos. Ir mano viena kasytė, nežinau kodėl, aš jums parodysiu paskui iš arčiau, jinai tipo sukas. Ir tai lengvai pasakius mane šiek tiek nervuoja. Tai žodžiu, aš dabar verdu vandenį virtuviai ir bandysiu kasytės įmerkti karštą vandenį, nes kas nežinot, pluoštas karštam vandenį užsilydo. Jo, principė tiek. Ir in my mind, which I can be wrong, bet turėtų tipo išsitiesint kasytę. Tai žodžiu, we'll see. Galimai, bet tik galimai. Nusmigau kokiam 4 valandom. Bet užtat jaučiuosi geriau, nebeskauda pilva jau. Labutė, žadėjai. Gerai, let's go. Žodžiu, tai truputis konteksto, nespėjame pirmą traukinį per mane. Ir jau galvojom, nes bandėm tipo tartis, kad leistų tos pačius bilietus tipo naudoti kitam važiavimui, bet, sakė ne. Ir aš biškį supikau, bet tada tyliai išėjau, Sigita va Gražietį sveikino, tai gerai, kad Sigita Gražietį sveikino. Nes paskui vienas iš tų vyrų, su kuo kalbėjomės, prie mūsų ir tipo po blatų mus nuveš su šituo traukiniu. Tai mes dabar einam atsisėst, kad nepramazgim šito. Ačiū tau. Žodžiu, tai mes čia dabar su Sigita šnekėjom, kad negalvojom, kad tipo antiek čia. Big thing, aš galvojau, kad čia toks paprastesnis eventukas, bet čia tipo net visai kietai viskas visai nepaprastukas. Ir žiauriai gaila, kad praleidom autobusą traukinį prieš tai, sorry. O dabar kas koncertuoja? Abudu, gal, ne? Ar jau nespėjom? Reikės pasižiūrėti programą. Kaip kietai atrodo atspindėjo. Palieski savo sielos krantus, leis balsui tobulėti. Sakykit, jūs turit vyno, arba žinot, gal kuris baras turi vyno pardavinėti? Siga čia pastebėjo tokį užėjimą už scenos, mes einam patikrinti, kas ten yra. It's my mind just reads like
Padarysim šiandien tai, ko vakar nespėjau, bet labai norėjau ir tai yra pavalgyti iš KFC. Nes jų stage'as Love Feste irgi buvo ne šiaip sau. O todėl, nes jie pasileido naujieną. Iki šiol turėjo kibirėlius draugam dalintis tarp kompanijų. Tačiau šį sezoną pristatė mums naujieną ir tai yra kibirėliai vienam. Jų yra 3 variantai. Klasikinis, maišytas ir originalus. Ir aš šiandien pasiėmiau klasikinę. Ir esu žiauriai alkana dabar. From sharing to self-caring. Šitai pavadinčiau jų naujus kibirėlius. Nes su dideliais kibirėliais mus skatina susiburti su draugais, mėgautis kompaniją. Tačiau šitas kibirėlis vienam žmogui yra visai gražus priminimas, kad tau nereikia laukti, kol kažkas prisijungs, nes ir pats savo esi gera kompanija. Jūs tiesiog pasėdėkit ir paklausykit, kaip aš valgau. Iš tikrųjų, pati užtrukau ir dar vis mokinuos suprasti tą, kad būti vienam ir leisti laiką su savim nereiškia, kad esi vienišas. Be proto daug laiko investuoju savo draugus ir puoselėjau mūsų santykius, bet retai kada įdedu tiek laiko puoselėti santykį su savim. Nors žinau, kad būtent per tokius momentus, kai nėra jokių papildomų distrakcijų ir ateina svarbus asmeniniai susivokimai, kai minia nutyla, pradeda girdėtis tavo pačio mintis. Vadinkite mane poetę. O dar vienas pernelį. Ba dabar tai manęs iš čia tikrai niekur neiškrapštytumės. Žodžiu, aš dabar buvau įkvėpta tiesiog šito kibirėlio vienam. Ir šiaip finale čia ne apie maistą, o labiau apie tai, kad reikia nebijot ir mokėt džiaugtis gyvenimu vienumoje. Kur vaikštai? Kur pimpinėjai?